anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America. Politinės kultūros tiesiog geranoriškumo Europos parlamente yra daug. Ir kai man pavyksta pasisakymas, kalba, tai mano kaimynai italai, kurie sėdi šalia manęs, labai dažnai pasako avanti signora, avanti Lituania. O tas reiškia pirmin ponė, pirmin Lietuva. Nors prieš išvykdama į Briuselį tikrai nebuvau naujokė ES reikaluose, tačiau tie pirmieji 2 metai tikrai nebuvo lengvi. Gal ir todėl, kad Europos parlamente, kuriame dirba 732, 25 valstybių atstovai, mūsų iš Lietuvos buvo tik 13. Per tuos 2 metus natūraliai susiformavo ir sritys, kuriuose dirbau daugiausiai. Tai buvo ES biudžetas, finansai, užsienio politika, Europos kaiminystės politika. Teko domėtis ir kitomis sritimis, tokiomis kaip ES struktūriniai fondai ir jų panaudojimas, Lisabono strategija ir jos įgyvendinimas, transeuropinių energetikos tinklų sujungimas, švietimas, miškai, žemės ūkio politika ir net, pavyzdžiui, Lietuvos bulvių krakmolo kvota. Dirbdama užsienio politikos srityje jaučiuosi esanti savotiška ES ambasadorė, ne tik Lietuvoje, bet ir kitur pasaulyje, kur tenka lankytis su Europos parlamento misijomis. Tai ir Kolumbija Pietų Amerikoje, ir Rusijos Kaliningrado sritis, ir Moldova, bei nuo jos atkirsta Padniestrė, ir Didžioji Britanija ar Indija. Dirbant Europos parlamente greitai suvokė, koks nedidelis yra mūsų pasaulis, kaip viskas ir visi yra tarpusavyje susiję. Ir kad Lietuvos interesų ribos jau seniai persikėlė daug toliau nei artimiausių mūsų kaimininių valstybių sienos. Lietuvai labai svarbu, kad pavyzdžiui Baltarusija būtų demokratinė valstybė, rinkos ekonomikos valstybė, su kuria būtų galima plėtoti įvairiapusius ir pilnaverčius tarpvalstybinius ryšius, bet nemažiau svarbu ir tai, kas vyksta Ukrainoje, Rusijoje, Moldovoje, Italijoje, Prancūzijoje ar pavyzdžiui Turkijoje. Gyvename ir dirbame didelėje šeimoje, tai suteikia stabilumo ir saugumo jausmą, bet kartu verčia visur dalyvauti, kad Lietuvos balsas būtų išgirstas, kad bendruose ES interesuose būtų įteisinti ir įgyvendinti Lietuvos interesai. O Kolumbija man rūpi, nes šiais metais vykstančiuose prezidento rinkimuose kandidatuoja lietuvis Antanas Mockus, kurį 2005-aisiais buvau pakvietusi atvykti į Europos parlamentą Briuselyje ir labai norėčiau, kad prezidento rinkimai jam pavyktų. Tai pačiai politiniai šeimai, kurios atstovė esu, priklauso ir tokie žinomi politikai, kaip Vokietijos kanclerė Angela Merkel, buvęs Italijos premjeras Forza Italija lyderis Silvio Berlusconi, Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis, dabartinis Europos komisijos prezidentas Jose Manuelis Durao Baroso ir daugelis kitų, su kuriais mes, šiandieniniai Lietuvos piliečiai, projektuojame ir kūrėme ne tik Europos, bet didelė dalimi ir viso pasaulio dabartį ir ateitį. Europos Sąjungoje yra daug problemų, ji priima daug iššūkių, bet tarp jų yra 3 ar 4 temos, kurios neabejotinai yra svarbiausios. Ne tik visai Europos Sąjungai, bet ir mums Lietuvai. Pirmoji – energetika. Vieša paslaptis yra ir tai, kad ES energetika vis dar tvarkoma, reguliuojama taip, kad dažnai vienos ES narės realizuoja savo interesus kitų valstybių sąskaita, kitų ES valstybių sąskaita, ar pažeidžiant jų interesus. Taip neturėtų būti. Todėl prašau Jūs, ponas pirmininkė, siekti, kad būtų parengta vieninga ES energetikos politika, kad šio projekto rengimas būtų ir komisijos, ir Europos parlamento darbotvarkės prioritetu. Keistas dalykas, bet didžioji dalis pasaulio energetikos resursų yra sutelkta neramiose vietose, o gal jos dėl to ir yra neramios, kad tie regionai yra turtingi naftos, dujų ar kitų gamtos resursų. Kalbu apie tokias šalis kaip Iranas, Irakas, Turkmenistanas, Kazakstanas ir taip toliau.
Europos Sąjungai reikalinga vieninga energetikos politika, gal net bendroji energetikos politika. Kitaip tikrai neišvengsime tokių situacijų, kaip dabar atsidūrė Lietuva, Lenkija, kitos Baltijos valstybės, kuomet Rusija, susitarusi su Vokietija, tiesia Baltijos jūros dugnu mus aplenkiantį dujotiekį. Dar viena labai svarbi tema – ES pinigai, biudžetas. Ne tik kitiems metams, bet visam 7 metų laikotarpiui, kuris prasidės 2007 ir baigsis 2013. Klausimas, į kurį turime rasti atsakymą, yra toks: kaip skirstyti ES biudžetą? Kam turi atitekti šio biudžeto liūto dalis? Žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, kaip buvo iki šioliai, ar kitiems dalykams, tokiems kaip mokslas, švietimas, parama smulkiam ir vidutiniam verslui, regionų skirtumų išlyginimas. Tai labai svarbu ir Lietuvai, nes Vilnius jau tampa valstybė valstybėje. Čia nusėda didelė ES finansinės paramos dalis. Ir Lietuvos pilietis, gyvenantis Tauragėje ar Pilviškiuose, palyginę savo aplinką su Vilniumi, gali manyti gyvenas tarsi kitoje valstybėje. Taip yra negerai, taip neturi būti. Nes būtent tokia padėtis bedarbystė Lietuvos rajonuose verčia iš mūsų šalies bėgti jaunus, stiprius, darbingus žmonės, ieškoti darbo ir uždarbio svetur, o galiausiai dėl to kentės didieji miestai. Štai kodėl parama visur, taip pat ir Lietuvoje, turi būti skirstoma labai apgalvotai. Čia ne vietai gyventinti grupinius ar partinius interesus. Parama turi būti skiriama toms sritims, kurios pastumėtų Lietuvą pirmyn, suteiktų galimybę proveržiai. Ir žinoma, pinigai turi būti skirstomi skaidriai, paisant regionų interesų, atiduodant dalį pinigų skirstyti regionams patiems per regionų plėtros tarybas. Nebejoju, marijampoliečiai, uteniškiai, klaipėdiečiai, alytiškiai pinigus skaičiuoti ir skirstyti mokės ne blogiau nei tie, kurie tai daro Vilniuje. Kuo remiuosi dirbdama Briuselyje ir Strasbūre? Kas yra mano informacijos šaltiniai ir apskritai varomoji jėga? Mano atrama ir pagrindas – žmonės gyvenantys Lietuvoje. Grįžusi kiekvieną savaitę iš Europos parlamento namo dirbu daug. Turiu 9 padėjėjus, kurie man talkina ne tik Briuselyje ir Strasbūre, bet visoje Lietuvoje – Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje, Alytuje, Kaune, Vilniuje ir taip toliau. Su šia darnia komanda rengiame susitikimus, diskusijas su įvairiais žmonėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis, savivaldybėmis, universitetų darbuotojais, įvairių sričių ekspertais. Aptarėme viską, pradedant euro įvedimo galimybėmis, mokslo ir švietimo problemomis, ES regioninės politikos įgyvendinimu Lietuvoje ir jos rezultatais ir taip toliau. Rengiame diskusijas ne tik Vilniuje, bet ir Kaune, Šiauliuose, Radviliškyje, Utenoje, Panevėžyje, Alytuje, Lazdijuose, Jonavoje ir kitur. Žmonėms tikrai netrūksta noro žinoti, kaip ir kuo gyvena Europos Sąjunga. Jiems labai skauda dėl Lietuvos nesėkmių, bet labiausiai trūksta valdžios noro juos išklausyti, išgirsti, suvokti juos kaip lygiaverčius partnerius, o ne tik rinkėjus ar balsuotojus. Ne viską pavyksta padaryti, ką norime, ir per tuos 2 metus būtų ir pralaimėjimų, ir labai skaudžių. Vienas tokių buvo šių metų vasario 16 dieną, kai Europos parlamentas balsavo dėl paslaugų direktyvos. Ir mes, naujųjų valstybių narių parlamentarai, pralaimėjome jį. Ir labai gaila, nes tai buvo galimybė atverti ES rinką naujųjų valstybių narių verslininkams, tiems, kurie dirba paslaugų sektoriuje. Tai yra kirpėjams, siuvėjams, kepėjams ir daugeliu kitų. Jų paslaugos kokybė daugeliu atveju nenusileidžia senųjų valstybių narių verslininkų kokybei, o įkainiai ten yra gerokai didesni, tai būtų buvęs didelis mūsų laimėjimas. Deja, galiu pasidžiaugti turbūt tik tai pasakydama, jog procesas nepasibaigęs ir dar ne viskas prarasta. Lietuvai tapus ES nare, mūsų gyvenimas labai pasikeitė. Mes net patys to nepastebėdami daugelį dalykų imame vertinti kitaip. Narystė ES didelis lūžis Lietuvos žmonių gyvenime, tai būtina pastebėti ir įvertinti. Ir net ne tuos pačius labiausiai matomus dalykus, kad galima keliauti be kokių nors vizų ar leidimų, laisvai keliauti visoje ES teritorijoje. Lietuviai, kurie mano kvietimu jau apsilankė Europos parlamente, pirmą kartą gyvenime matė Briuselį, Strasbūrą, Berlyną, Liuksemburgą, Prahą, Dresdeną, Paryžių ir neslėpė, kad ši patirtis buvo nepakartojama. Europos parlamente mano kvietimu jau lankėsi per 300 svečių iš Lietuvos.
Tarp jų mokytojai ir studentai, moksleiviai ir ūkininkai, policininkai ir žurnalistai, politikai ir dėstytojai, pensininkai ir tremtiniai, kunigai ir gydytojai iš visos Lietuvos. Mano signatarės triumfo valanda yra tada, kai matau Lietuvos jaunimą mokyklose ir universitetuose, atkakliai ir reikliai siekiantį žinių, suprantantį jų svarbą kiekvieno ir valstybės ateičiai. Mano signatarės triumfo valanda yra tada, kai matau žilagalvės Lietuvos ūkininkės ar tremtinius, išdidžiai vaikštančius po Europos parlamentą ar NATO būstinę Briuselyje, sunkiai paslepiančius jaudulį ar džiaugsmo ašaras, visą būtybę suvokiančius, kaip daug visų bendromis pastangomis pasiekta per 15 atkurtos nepriklausomybės metų. Rytoj vėl kibsime į darbus, o šį vakarą pakelkime džiaugsmo, dėkingumo, pagarbos kupinas taures už mūsų atgautą laisvę, už mūsų tėvynę Lietuvą, už mūsų žemę, už mūsų jūrą, už taikę mėlyną Lietuvos padangę, už mūsų žmonės, Lietuvos piliečius, kur jie šiandien bebūtų. Už mūsų tėvus ir mūsų vaikus, už visus nepriklausomos Lietuvos darbininkus, už mūsų draugus ir sąjungininkus plačiame pasaulyje, nes visa tai kartu sudėjus ir yra Lietuva. Su švente, mėlyjeji.